pamatysite. Taip. Tai Palangą traukiam, ne? Nu, jo. Oi, Palangoj ką daryti? Kartą Palangoj? Kada? Oi, senai, Jurgita. Matai, kažką matai? Ar girdi, kaip ošia? Aš manau, ten gerai įmitusių guli, tai reikėtų jas persverti. Tu gyvenime esi matęs merginą su bikiniu? Pliaže gulinčią? Per televizorių. Myli, nemyli, va. Visokių žvaigždžių yra taip bus. Jurgė, ar nu karvutę pagirdė? Sakė, žinot, parduotuvė, kad mana yra degtinė jau. Ant butelį yra taip uždėta. Ką galvoji apie rimtį, apie gerą. Čia ir dvasinis kūno susikaupimas. Bet jūs būsit ne vienas, jūsų bus 4. Į Titaniką irgi sėda žmonės su didelė viltim. Bėg, bėg, žirgelį, bėg greičiau. Ties, Jurgė, pavėžysiu. Taip, Palanga, laukite, aš atvažiuoju, pasimis. Taip. Grįšiu ne vienas. Tikriausiai taip. Palanga, jau aš atvažiuoju, lauk manęs. Palangą mes atvykstam. Drebėkit, laukit, Palanga, aš atvažiuoju. Taip, Palanga, laukite, aš atvažiuoju, pasimis. Taip. Palanga, prasmelkta nuodėmės ir jaunikių žvilgsnio. Taip, mes jau greitai keliaujame į Palangą. Ir aš būsiu ne viena. Šalia manęs bus 4 geidžiamiausi Lietuvos jaunikiai. Vienykitės, visos Lietuvos jaunikiai, ir pirmyn į Palangą. O moterėlės, nesnauskite, nepraleiskite savo šanso. Štai gaudykit. Ai, ne, nemesiu. Geriau batelį, kad kelias nedulkėtų. Labą dieną. Gal galėtumėte į Palangą mane nuvežti? Vairuotojau. Prašom, lipkite, tai iš kitos pusės. Ar galiu? Galiu. Ačiū labai jums. Per tenka. Grūdas, kad yra, tai reikia išlukštyti ir kadangi prieš kulimų, tai reikia kramtyti, pažiūrėti, ar jis kietas. Seniai keliavau, tarsi net poratinkliai čemodanė atsirado. Čia ir dvasinis kūno susikaupimas. Prieš varžybas visai. Čia kaip, čia yra susiję su dangum, su nuo pasauliu. Čia ne kas suprastus meditacijas. Prisimenate 4 muškietininkus. Čia viso to arba visai ne to lietuviškoji versija. Primenu, kad mūsų Jurgė tuos 4 laidos jaunikius visai vasarai buvo nusivežusi į Palangą. Aš manau, kad tame kurorto mieste
kitais metais lakstys daug mažų garbanotų vaikučių. Dar po metų jie pradės kalbėti ir jų pirmasis ištartas žodis bus teisingai. Taip. Yra atsiprašant tokios tos balabaikos tokios, o paskiau yra tie rusų labai gero. O dar noriu paklausti, taip pats esat futbolo gerbėjas? Ne, krepšininko. O tai kodėl tokia mašina? Nu, radau, nusipirkau krepšininką, neradau. Norėjau labai Sabonę, o Sabonę neradau, tai va patiko tą, ką daryti. O ką būtų mano nuotrauką va tokio padaryti, aš būčiau labai daug labiau patenkęs buvęs, kada be mažutė va tokią nuotrauką padaryti, tik tais. Aš noriu, kad didelė būtų visa mane. Jau užrašyta taip, užpakalį ne. Kas yra? Užteks, ne? Užteks tau. O tie kaimo žmonės jau visai mažučiai palika mane. Dabar tik tas jau žurnalistai visi. Operatoriai, žurnalistai. Jų jau nesimato, jie jau taip... Jau jie mažiuką palika. Skrusdelytės man dabar jau jie palika. O seniūnai, va, iš tikrųjų... Nu, seniūnai, žinot, yra kaimo seniūnijos jau tie... Grybų gero baravyko dydžio. Myli. Nemyli. Myli. Nemyli. Va. Paprasta, kad nebijotų kažką tai daryti, nu, kai būna kai kurios, tai pasakai ten, tai jos, nu, net sako pats daryk. Buvo tokiu atveju man, tai ne vienos neliko, čia nelabai šito tikiu. Vis tiek, nu, kažkiek, sakau, bent jau ten kelios turi būti tos normalios. O kaip tikrai, kaip jautiesi, kokie lūkesčiai? Įsivaizduoju, Palanga, tai yra Palanga. Nu, pirmą kartą būtino ten per savo gyvenimą. Ir kaip tu įsivaizduoji, ta didelė bala mėlyna, kaip tu įsivaizduoji? Taip įsivaizduoju, kad būtų telkinį vandens didelį, nu, į kurį pirmą kartą turėsi progą bent jau įbrist. O bet taip užsimerkęs, matai jūrą, užsimerk ir matai, kažką matai? Ar girdi, kaip ošia? Ten visi vaikščia Basanavičiaus gatvėje, parodysiu šitai, taip susikibę. Mokėsi taip eit? Tai mokėsi, kai reikės, nu. Nėra sunku, nu, tik reikia biškį įprast pirmiausiai, nu, bet dar neteko, tai. Tai šitas. Tu gyvenime esi matęs merginą su bikiniu? Pliaže gulinčią? Per televizorių. Kas čia, Justina, jūsų pižama? Ne, čia gelbėjimo priemonė. Kadangi aš daug metų dirbau gelbėtojo, o dar girdėjau, kad labai daug skęsta žmonių, tai važiuosiu į Palangą gelbėti žmonių. Tikras originalas. Originalas čia. Ką daugiau čia reikia pasiimti tą Palangą. Nu, svarbiausius dalykus turite? Taip. Gal reikėtų dar ir svarstyklės pasiimti. Aš manau, ten gerai įmitusių guli, tai reikėtų jas persverti kaip kurias. Čia viską reiks ir sutalpyti. O.
O tai Palangoj, vat, tarp gulinčių pliaže bus daugiau gerų ar blogų? Gulintis man nieko nesako. Man reikia prisivaryti prie puodų, prie darbų, prie bulvių, vat kartu skutam, derdam, man reikia pažiūrėti kaip suka. A čia jūra, tai gulėti čia, bet kurį galim paguldyti. Aha. Taip. Susirinksim meškerėlės. Užteks senos meškerės, kaip galvoti? Tai galiu jum paimti, a mėgsta žvejot. Gal kažką, tai va, žiūrėkit, meilės vardu, gal paimti? Nėra kada skaityti. Literatūros reikėtų paimti. Man te knygą skaitysi. Lietuvos federacija. Šotakana klubas. Šokat į kimono ir bėgti prie jūros. Ne, su kimono nieks, su kimono ir tik salėje. Čia ir šventas reikalas. Sakė, žinot, parduotuvė, kad mana yra degtinė jau. Ant butelį yra taip uždėta į nuotrauką. Aš vieno parduotuvė praėjau, kito parduotuvė praėjau, nėra. Sako, pasižiūrėk, ką yra gėrimo ant man, gal yra mana jau. Pasižiūrėda, sako, nėra. Nu, iš vienos pusės vieni labai pavydži. Mes, sako, norim, bet mes negalim dasimušti. O kaip tu, sako, dasimuši? Sako, reikia gražias akis turėti, į gražius plaukus turėti. Dėl Dievo, bet... Visi tas pasakė, buvo, nebėra. Šodė Dieve, atnešiu gėlytę jums plaukus. Kur? Gėlytę. Pribėga jausis biškė. Aha, reiškia Jono jautros ausys. Na? A, girdit mane? Girdžiu. Žinok, Jurgita, atsiprašant, galim būti, aš galiu pasakyti iš karto, jei bučiniuosiu tavim. A ne taip, Jurgitka? Ką, Jurgita? Muzikos. Na ką, atsiprašant, kaip pasakyti, bus taip, ne, kad Jurgita labai krantį akį mane. Geriau ten tarp kopo jau dviem būti. Jau geriau tarp kopo dviem. Ar Jonai išdrįsit? Tarp kopų? Tarp kopų laisvai, o tarp moterų ne, tenai, sakau. Jūs būsit ne vienas? Nu, Jūsų bus 4? Tai bus 2 vyrai, 2 moteris? Ne, bus 4 vyrai. Palangą traukiam, ne? Nu, jo, bandysiu. Tu jau užaugai, nori susikurti šeimą, o aš laukiu, kad greičiau parvestų man marčią. Nu, vis taip, laimingos kelionės. Nu, su Dievu. Sūnau, kepurę dar pamiršai. O tai tau. Prašau, kepurė, žiūrėk ant galvos ir neperskaitim, žiūrėk ant saulės, viskas saugok. Galvą ir save. Nu, laimingo kelio. Išeinu, palieku tave. Nu, ate, pranelį lik laimingo kelio ir... Palieku tave. Grįšiu ne vienas. Tikriausiai taip. Išvykstant reikia vėliavas nuleisti iki pusės stiebo.
Važiuosime Palangą prie jūros. Oi, kaip sunkiai sveria. Bėg, bėg, žirgelį, bėg greičiau, einant mergužėlę pamačiau. Į Titaniką irgi sėda žmonės su didelė viltim. Kas gavus bulbul? Ties Jurgė pavėžysiu, kartu galima važiuoti. Čia tokie dundukai atvažiavo, Palanga kas to, nusispirk man tus palangos. Tokie taip! Taip. 30 moterų? 30-40 moterų, ką būtų? 40 moterų? Blefai į aferą. Kur jūs einat dabar iš čia? Einu peiliu ieško. O peilio? Tai blogai čia taip jau? Einam čia. Nepalauk, netemto. Per senos, nu kam tau? Ieškok jaunesnių, nu. Palanga. 2012 metai nuo kalendoriaus skaičiavimo pradžios arba pirmieji laidos jaunikių žingsniai einant tuo pačiu takeliu, kuriuo niekas jau nebeatsimena prieš kiek metų, Kęstutis grįždamas iš medžioklės sumedžiojo birutę. Jaunikių lagaminuose ne ginklai. Kaip pasakojo jaunikių gyvenimo Palangoje koordinatorė mūsų Jurgė, jie atsivežė vien tik begalės trumpikių, kelias kojines, daug lašinių, to, apie ką negali pasakoti, bet labai daug atsivežė ir be abejo didžiulių ir gražių norų sutikti tą vienintelę. Mūsų herojai ką tik apsigyveno prabangiausiame Palangos viešbutyje ir pažiūrėsime, kaip jiems sekasi. Kur jūs einat dabar iš čia? Einu peiliu ieško. O peilio? Tai blogai čia taip jau? Kas? Nu, kad peilio. Peiliu, o kur čia išėjai? Justinai, kam tas peilis? Jūs valgyt nori, ryte išvažiavau, nevalgęs tai ką. Tai ar valgyt čia atvažiavot? Prašau, jaunimas. Jonai. Ačiū, dėkui. Tai kokio, Jonai, kokio, nežinau, bieso čia atvažiavot? Pavalgysiu ir nuspręsiu ko. Mūsų yra tikslas koksai. Padarykit vakarėlį kažkokiam klube, kad te būtų tų moterų. Nu, tai čia protinga. Jeigu man kuri bus prie širdies, prašau, gali susipažysim. Aš nesuprantu. Pažadai su tom nuotakom, ką? Blefai į aferą. Čistą aferą, afera. Suprant, mes suaugę žmonės esame, ne... Mes iš kaimo, tai mes čia tokie dundukai atvažiavo, Palanga kas to, nusispirk man tus palangos. Vidas teisingai pasakė, ar ne? Jūs jau ūgtelėję, jaunuoliai? Paaugę? Virš 40 mes visi esame. Ar galit patys susirasti moterų? Susipažinti galima? Jonas esu. Birutė. Iš Atvyliškės. Iš Niujorko. Iš Niujorko? Tęsame laidą. Primenu, kad šį vakarą rodome antrąją jaunikių nuotykių Palangoje dalį. Mūsų Jurgė juos nusivežė į Palangą nuotakų ieškoti. Man susidarė įspūdis, kad jie patys bijo į gatvę išeiti. Tu nežinai, kokios ten gali prieiti. Jonelis gąsdino vargšą jauną į pranelį. Jonelį džiaugis, kad iš vis dar kas nors prieina. Tai liksi senbernis. Tu nežinot, kokias gali prieiti dabar? Tai kokių prieiti? Nu tai saugosiu, aš jūsų angelas sargas. Saugos.
Aš? Jurgė, jeigu tokį vyrą damno nuo moterų saugot, atleisk viešpatyje. Apie Joną? Jam galvos nelips ta moteris. Dabar išsiaiškinam, kokių mes ieškom. Aš tai, pavyzdžiui, nesu vingių Jonas. Kam atvestų, va, jaunėlį, va, tau šitą, ne, Anytą. Aš ne. Vat, tau tokia, ne. Jeigu mane pratika ir man prišviedės, ne, tada viskas. Bet visi sutarėm dėl vieno. Atvažiavom čia ieškoti moterų. Ar pavalgyt? Visko. Ieškot moterų. Jeigu aš moteris ieškosiu 5 dienas nevalgęs, atsiprašau. Karikatūros iš mūsų paliks tada jau. Tai, ką Jonas vadina karikatūromis, mes tai vadiname neretušuotomis tikro gyvenimo akimirkomis. Juk yra iš prigimties juokingų nuotraukų. Tiesiog reikia spėti fotografuoti. Muilo nėra. Ai, muilo nėra? Nu taip, nu tai ką? Aš da muilą, klausimės. Va, yra. Vyrukai, žiūrėkit, demonstruoju. Paspaudžia tą mygtuką. Jo, va, ties bėga. Tik reikia mokėti pasiimti. O čia turbūt purškiklės. Nu, čia turbūt gal, nežinau, gal pažastis, gal ne? Ir 30-60 taip tokias moteris kabutė, nukūpė 30-40 moterų kabūtų. Tada, žinok, mes tada įsirenkam. 30 moterų? 30-40 moterų kabūtų. 40 moterų? 30-40 moterų kabūtų. Tada mes įsirenkam. Viską. O taip, ne. Tik dabar, 5-6 moteris bus, tada mes liek nepadarom. Pala, ramiai, po vieną. Kabūtų viskas protingai. Mes, jeigu mes esam vieniši, tai kabūtų tų vienišų moterų, bet ne tai, kaip poni Jurgi, nubėk į pležą, ieškokis moterį. Aš manau, vyrai, be panikos. Viską rasim ten, kur padėjote. O kur nepadėjote, ten ir neieškokite. Aš einu tik tai miške į savo grybingas, pačias grybingiausias vietas. Aš žinau, kad 100% rasiu. Moterų. Mes esam baravykai, o jūs esat moteris, kas jūs esat? Jūs esat lepšės. Jonai, taip apie moteris lepšės. Tokios minkštos, slidžios, bet irgi grybai. Paskutinį kartą, Jonai, suteikiame galimybę pasitaisyti. Jūs man galit pasakyti, aš ką darysiu? Tu mano gytė. O gytė, va čia jau gerai. Jau. Sesutė. Spangolė, sakykime. O, Jėzus. Ką valgysiu, aš nežinau, ką čia valgysiu. Aš kaip pasidarau pats tada, aišku. Vyrai neprašos. Kits kiaušinė nemokėsi kepti. Kaimyns atėjo, sako, kad ši pirma aliejų pilu tą kiaušinį mušt. Puikiausias Lietuvoje baras H&H kviečia jūs vakarienės. Nereikėtų. Tai palaukit, tai aš galiu jums... Aš panešiu. Ne. Aš jums gal rodo kelią, gerai? Kažko trūksta. Vidurinė Azija, tai va šitą valgo. Su pirščiukais. Labai gerai. Ir labai. Taip ir stalo nėra ten. Visi sėda grindų. Ant kilimo. Klausau? Aš neužsiėmęs. Galim kalbėti. Nesijėmęs? Ne, šnekėkim, ką tu. Geidžiamiausi Lietuvos jaunikiai. Ko labiausiai tikitės? Šiandien ko labiausiai tikitės? Oi, dar bus visko, šiandien dar bus. Jūs net neįsivaizduot, kas jūsų laukia. Po vakarienės miegot. Pranai, kaip tu jautiesi? Nu gerai. Pavalgiai? Jo. O kai pavalgiai, ko norisi? Sakyk taip. Moterų, sakyk. Pranai, aš negirdžiu, pasakyk man jau Sakyk ekšių. Atvažiavai į Palangą, ne? Parodysim, kas bus toliau. Vidas. Mano pats geriausias Vidas. Kaip, Vida, jūs jaučiatės ką? Liūdnas kažko. Ne, aš neliūdnas, rimtas. Rimtas. Taip, reikia būti rimtam. Merginų ieškosim rimtai. Tik rimtai rimtų. Jeigu ir prūds bus į varlių. Jeigu jūra yra, bus ir moterų. Perfrazuojant. Varlės. Varlės. Kokias varlės? Undinės, o ne varlės.
su uodega, žinot, ta plešt. Čia su meškeriai nepagausi jos. Čia reikia gerą keterį pasiimti, viską. Ir plaukti gerą tolo nuo gilo jūro. Apibendrinant, galima pasakyti, kad mūsų vyriškiai netgi galėtų nematyti jūros, bet jie labiausiai nori pamatyti tą vienintelę išsilgtą, išsvajotą, išsapnuotąją moterį. Ką aš dabar į tą bakalą žiūrėdams moterį įsivaizduoju. Plešt. Tu ko reik mum daugiau? Kekščių, sakykit, reik mum. Kekščių daugiau reik. Jonai. Tu ko? O, limt. Jonai. Ką? Girdi mane? Sakyk. Netrukdyk, gerai? O. Ne jūrą nori pamatyti, o merginą. Kaip sakei, surasiu, padarysiu, viską. O dabar atimiai. Ką atimi? Mylimą žmogų atimiai iš širdies. Susiskaitų mane, širdį. Dabar nesiteisink Jurga jau. Nebesiteisink jau, viskas jau. Dabar jau viskas jau. Jaunikių išėjimas į gatvę. Kas į medžioklę, kas į žvejybą, o kas, Jonas, tarkim, lyg į mišką slidžių grybų rinkti. Variklį įmetė ir važiuok. Nebūtinai variklį. Variklį tai. Labas. Negalim tu pažinti. Esu Jonas. Čia filmuojat? Nu kaip? Be mūsų kokia proga. Kaip? Kokia proga jūs čia filmuojat? O galim, jeigu nepaslaptis, galim susipažinti? Prašau. Susipažinti galima? Prašau. Jonas esu. Birutė. Iš Atvyliškės. Iš Niujorko. Iš Niujorko? Einam čia. Nepalauk, netemk to. Per senas, o kam tau? Ieškok jaunesnių, nu. Pakalbėt galima? Galima, tai žinau. Galima. Susipažinti galima visur. Pažinti tai reikia visur. Žiūrėk, pranuk, visur. Bet tai žiūrėk jaunesnių, ką tau tokio. Auk, pranuk. Taip visur viską reikia daryti. Tai žinau, kad reikia. Visur. Taip yra. Kad Jonas Palangoje tikra žvaigždė, įsitikinome jau patį pirmą kartą jį nusivedę į Basanavičiaus gatvę. Nu ką, negalima ateit pažiūrėti? Taip, taip yra. Pažiūrėkite, panelės, jaunos, visi bairiai. Susipažinkim. Jonas. Prašau, man arbatą tada, moteriškės. Nu, kaip ta Palanga? Viskai pasikeitus, kai buvau, prieš 20 metų. Pasikeitus. Kas pasikeitė? Nu, va, tokių daugiau, iškamšuok trakcionų, visokiausių, viskas. Ir va čia gatvė visai kita atremontuota. Jaunikis Jonas. Bendražygiai? Bendražygiai. Įdomus. Kiekvienas turi savo įdomumą. O kuris labiausiai patinka? Vienodai, čia aš nerūšiuosiu. Ne, tada kuris labiausiai nepatinka? Kuris erzina galbūt truputį? Ne, mane neerzina niekas. Sakėt, Kiekvienas žmogus yra žmogus. sakėt, su Jonu nesifilmuosit? Su Jonu. Į medžioklę neitumėt su Jonu? Kodėl varinės zuikiams tinkamas? Nors Justinas niekada neslėpė, kad Jonas jam nepatinka, kai turėjo progą tai pasakyti. Nutylėjo. Suk. Gaudi.
Pirmas smūgis, kaip dažnai ir pirmas blynas, netoks, kokiu pasidžiaugtum. Pirmas išėjimas į Palangą tikriausiai bus toks pat. Čia tie lošimo tie namai, kur prasilošia visus namus ir bėščias pasas pareidė. Taip, nenoriu, aš nežinau. Prastai. Jonai prastai. Ką jau nuspausto? Ne, nu jau viskas, tai per naują reikia monetą nes. Pramogos, jo. Pramogės visokias išbandyti. Jo, išbandyti. Va, negražiai, matai negra. Matėsi. Tiesiai, o žiūrėk, nu kur tu žiūrėk, mano su kepurį. Susipažinkim. Jonas. Čidžiokė. Čidžiokė. Jonas iš kur? Iš Radviliškio. Aš gyvenu Vilniuje, bet aš iš Nigerijos. Aš Nigerijos. Nigerijos. O, adresą Jūsų komanda žaidė krepšinį. Adreso. Mano? Taip. Adresą Vilniuje? Vilniaus adresą. Vilniaus ir paskiau savo. Nigerijos. Nu gerai. Kur galima moterų rasti iš Palangos? Gaus moteris, aš nežinau, bet čia vaikščio yra kluba, yra... Kur tas klubas? Vašytė? Salūna, jo. Dabar yra 6-9 dangoje koncertus. O, tai labai gerai. Ant pečių jaučiu tavos rankas, ir švelnes, ir lengvas. Taip nenoriu šios nakties prarast, vien tas aš. Labas vakaras, susipažinti visur viską galima, taip viską, visur. Pasakykit, kas kaip kur iš kur, bet taip, žinot Jonas. Žinai, Jurga! Ateikti. Dainuot nori jisai, eis dainuot? Eis dainuot? Ką tiesi idėja? Turi pasisakyti kažką? Ne, aš jau spausiu. Kai kaime Zuslanas, jis taigi čia viskas mokama. Aš tai mokama. Nu tai va, tai ką tu ten, jeigu nieko nesumokėsi, įdėsi šiaip savo. Nerandat jaunosios? Nerandu. Daug gaila, ant tilto galo paieškoti. Ten daug kas numerių palieka. Taip, lengvai numerį. Duokit greit užrašysiu. Žiūrėk. Šiam žiūrėk, kad tu ką tu čia rašai dabar? Rašyk pūpas va tos gražios. Rašau, čia jau. Jau va tos pūpas įrašyk. Čia jos numeris. Ne. Nemeluok. Nemeluok. Taip lengvai negalima. Reikia kažką svarbu įdėti. Rožyčių gal nori? O po kiek? 15 litų viena rožytė. Žiaurės kainos, 15 litų. Bet va ir panelių nėra. Pirmas žvilgsnis prapuikis pas. Damos fotografuoja. O, damos ateina čia. Žinau. Paprastai jau gatvėvos metų žvilgsnį. Davė telefono numerį. Davė numerį? No. Numeris palauks. Bet dabar yra labai svarbus momentas laukia. Taip. Ir tavęs, Pranai. No. Užsimerk. Pirmas kartas būna visoks. Toks, apie ką jūs dabar pagalvojote. Ir toks, koks bus Praneliui. Pranai, kiek tų metų? 28. Ar matei kada nors jūrą? Nu ne. Ir tai bus tavo pirmasis kartas? Taip. Ar galiu? Na gerai. Nebaisu? Ne. Pasiruošęs? Tikrai pasiruošęs esi? Taip. Matau. Nu, klaimė. Nu ne.
Matau, kad nedaug buvo ežerų. Čia, žinok, ne jūra. Čia yra nuo jūros eina dar Marijos. Eina. Taip. Susisiek su jūra, dar Marijos. Jo, tai jūra ten toliau. Čia jūra. Jo. Čia jūra, daugiau už jūros dar Marijos eina. Nu, vat. O ten už Marijų ten jau ūsinis pasidaro. Nu, tai jo. Nu, vat. Taip. Ką reikia sakyti moterim? Iš stalo kumštis. Gal telefoną duoti, ne? Nebuvai naktiem klube? Pati po biškį nusirenginėja. Ir lėtai eina ir mėto po drabužį. Kur mano piniginė? Sąskaitą reikia sumokėti. Aš nemoku. Niekada. Reikia 500 litų. Lemtinga moteris lemtingoje vietoje, ta vieta Palanga. Čia juk ir Kęstutis sutiko lemtingąją Birutę. 4 laidos jaunikiai į Palangą atvyko ieškoti mylimųjų. Nu kaip? Ką? Panelio, kaip? Nu, mačiau. Numeris gavai? Gavau. Nu ką, dabar darysim? Nežinau. Kaip? Kaip tu nežinai? Tai reikia ieškoti, žiūrėti, visur, Nu, viską. eisim toliau žiūrėti, nu, tęsim paiešką. 69 dangui yra. Labai gerai 69. Jo. 69. Jo. Ten žinok, ko? Panikė tokių, žinok. Nu. Pasižiūrėjo nuo akių, nuo galvos iki kojų. Viskas, man tika. Aš pasiimu tą. Net jeigu tu ateisi, labas, a tu gali tą? A tu telefoną gali duoti? Iš stalo kumštis. Gal telefoną duoti, ne? Negali? Eik. Reikia griežti. Kiek ateisi, griežti reikia, žinok. Jeigu griežti neisi, žinok, nelaimėsi. Ką reikia sakyti moterim? Vardą pasakyti, ranką paduoti, į žandą, į butuką į žandą. Iš karto? Gali, jeigu duodas. Aha. Butuko viską, paprašyti telefono numerį. Jeigu duot ne adresą. O taip, reikia naglai, žinok. Pranų klube buvai? Naktiniam? Naktiniam. Nu ne, naktiniam. Nebuvai naktiniam klube? Jo, būtų pirmas kartas, jeigu būčiau. O tai kokiuose ten klubuose buvai? Nu, paprastus vakariniuose, kai va biškį ten, nu, pasilinksni trumpai, nu, ir viskas. O tokiuose striptizo klubuose nebuvęs? Joj, negi. Tai žinok ko. A tu jauti, kas ten yra striptizo klube? Nu, maždaug, nu, jaučiu. Nu, pasakyk, kas? Pati po biškį nusirenginėja. Ir lėtai eina ir mėto po drabužį tiesiog, nu. Ir artėja po biškį, man tai patinka va taip. Tik žinok, su jomis reikia švelniai labai šnekėti. Jeigu švelniai nešnekėsi, nieko gražiai, tad žinok, nieko negausi. Nieko. Ni numeriai negausi, nieko. Man, žinok, nieks. Niekas nesvetia. Čia, žinok, man tas taip, kur, iš kur? Sektą Vergilijų matęs visur, viską. Labas vakaras. Labas. Bilietukai. O, čia jūsų tik skrajutė, o kur bilietukai? Nežinau, man tiek davė, ką žinau. Jam tai būt, taip pat irgi manau. Dabar reikėtų pirkti bilietukus? Ne, man tai tik tiek davė, nežinau. Ir manau, jam tą patį davė. Čia tik yra reklaminis bukletas. Aha. Tai mums niekas nesakė, o aš dar pirmą... Nu, dabar aš sakau. Nu, tai dabar jau girdžiu. Kur mano piniginė? Nesijaudykit, neskubėkit, viskas tvarkoja.
galima susitarti ir be partinio bilieto. Ne, su partiniu bilietu reikės mokėti dvigubai. Labai griežta. Justinai, gal jūs nerodykit. Nes mokėti? Akurat, teks dabar dvigubai mokėti. Eime, eime. Mus sakė eilys. Čia tik aš vienas matau, kad jį dar šoka. Jeigu ir jūs matote, tai patikėkit. Taip už dyką niekas niekur nešoka. Mūsų vyrukai to dar nežino. Ne, čia ne mūsų Rūtelė, čia Elina, mūsų jaunikių šokių mokytoja. Ji mūsų viengungius šokti mokys. Pavydėkit visi. Jūsų plojimai! Ar jums patiko? Taip! O, žiūrėkit kaip garsiai. Taip, jums turbūt labiausiai patiko. Jo! Labai? Labai, labai. O galima, aš mačiau, kaip jūs žiūrėjot, įsižiojo tiesiog. Netekė žado. O gal galėtumėt prisistatyti man, ko vardu? Mano vardas Pranas. Pranas? Pranai, iš kur jūs? Iš Dzūkijos. Aš žinau, kad jūs norit pakartojimo, taip? Taip. O ką jūs galvojate, jeigu pakartojimas vyktų nebe salūno scenoje, o ant jūsų kompanijos stalelio? Su važiuokitės. Su manim? Nu taip, taip. O tai ką man galėtumėt pasiūlyti, Jonai? Nu kaip pasakyti? Trova. Trova. Trova į bobą. Pirmą kartą, tai net pat ne... O tu bandai paliesti tam? Bandžiau, bet biškį, bet labai trumpai ir trumpai. Tiesiog dar nedrąsu buvau pirmas kartas, iš arti viską, tai kažkaip... O kurią kūno vietą bandai paliesti? Kuri buvo arčiausia šalia tavęs? Nugarą. Man nereikia tą plikumą pamatyti, tada kažko. Man patinka profesionalumas, kurį ir įdėts darbs. Prašom, kada nusirengėt, pakrūtikite į pilvuką. Paskaitą reikia susimokėti? Nežinau. Aš nemoku. Niekada. Niekada nemoku? Ne. Tai teks dabar susimokėti? Ne. Kada už ką mokėti pirmą? Ką, pirmą kartą bare esam? 500 litrų. Tai ką vyrai darom? Aš taip pašluosiu mėnesį laiko Palangoj gatves. Nes nelabai supratau, ar pinigų jūs neturite? Būtent. Tai gal paskambinkit, gal kažkas galėtų jums tiesiog paskolinti ar... Kadangi šokis kainavo 500 litrų, po jūsų sąskaitą prašom susimokėti, kitaip nebeišeis. Labas, Pranai. Labas. Nu, kaip praleidai dienų? Gerai, bet biškį papuolėm į bėdą. Kas į bėdą? Reikia 500 litų. Kam? 500 litų, nu. Aš klausiu, kam reikia? Susimokėt, nu. Už kų? Už pilvo šokį.
Rimtai, sakau. Nu, tai apsiaisiai, kaip nors, nežinau, tokių pinigų niekas mums nežadėjo, niekas nešnekėjo apie tokius pinigus. Nu, tai gerai, be man sąskaita eina. Aha, gerai. Nu, sutarė. Sutarė. Ne. Sakė, užpilo šokį po 500 litų. Nieko savo sakau. Mes jūsų adresą žinom, duomenį žinom. Rytoj turėsit ateit, iš ryto atidirbti ir išskalbt šaukėjo rūbus. Sutinkat? Aišku, sutinkam, o ką man belieka. Tvarkoj tada, stojamės. Ką būtų pasakę iš karto visur viską, tik įtalyk būtumėm ten neik neėję. Taigi tu sakė milijoną turi. Kur milijoną? Nu, aišku. Niekas nieko nepranešė mums tai. Žiūrint ant kiek laiko? Nu tai tiek atidirbsim, nu. O kur dėsimės? Veikia. Prisimenate, vakar vakarėlis, tai ką mes vakar apie juos parodėme, baigėsi labai karštai. Mes tai priminsim. Pirmasis rytas Palangoje. Priminsim, jog vakar vakarėlis buvo ypatingas ir audringas naktinėme klube. Pranelis ne vien tik jūrą pirmą kartą savo gyvenime pamatė. Nelengva keltis iš lovų kitą dieną po tokios nakties, nors ir kokios jos minkštos būtų jaunikius priglaudusiame HBH komplekse. Šitos dienos laukiam naujų įvykių, naujų pramogų. Rajone jokiam bare to nėra. Jau kai tavo šaukėba, pavyzdžiui, mane ne kūns domim, bet gabumai. Čia ir kaip sportinis šauktis. Praneli, juk matei per televizorių pilvo šaukį kažkaip? Mačiau. O, bet ne taip atrodo, kaip gyvai. Na, aišku, ne taip. Na, čia viskas dar tu pačiupinėt gavai. Viskas gyvai buvo. Ką? Dar pačiupinėt gavai. Jo. Na, pirmą kartą nuo namų taip atsitraukęs esi. Jo. Kada mamos. Nu, taip. Čia ten farsą mama negali. Ką 500 reikia atsiųsti. Sakė, tokių cirkų daugiau tai nedarytų. Džion Simonus te tikrai kreipti, dabar sutlengaus prie jūros plaukti. Man svarbu būtų protinga. Protinga, dora, nepaleistuvi, nerūkytų, negertų, kad būtų kultūringa. O išvaizda? Išvaizda irgi man rūpi. Mano, kad būtų Jurgės stilių. Nu, vat, man Jurgi, va. Aš su tokia galiu eiti gyventi. Viską priminėme. Vakar naktinėme klube vyrukai pervertino savo galimybės. Už vieną ypatingą šokį vakarėliui baigiantis vyrai gavo sąskaitą – 500 litų. Pranelis vidurnaktį net savo mamai Alytaus rajono skambino. Mama negalėjo padėti. Jau eidami miegoti Jonas su Praneliu žinojo, kad kitą dieną teks atidirbti. Greko verta buvo. Nu jo, verta. Prisidirbom dabar? Taip, nu. Jeigu prisidirbom, tai reikia ištiesėti, viską padaryti. Klaida, jo. Nu, per tą klaidą visokią. Nu jo. O tu šaukėjo šaukti, ar mes prašym? A tu prašai? Ne, aš irgi ne. Jie už tai padarė, tai papildomi. O dabar mes turėsim, va štėva mus pagręš. Už 500 litų paimti ir va štėva. Tai dabar dėlėsi, mama būtų per vedimą tavo padarius. Ir būtų nereikėję. Sakė, neturiu šiaip pinigų, nu, dar. Tai pensijų gaunu, bet šiuo metu dar neturi, nu. Ką būtų turėjęs, būtų daus? Nu, tai galbūt tai daus, gal. Nežinau, man žiūrėsim, dar kažką įsisukti reikės, o toliau. Svarbiausia iščia įsisukti, o paskui jau dzint. Galėsim daryti, ką norime. Nu ką, žinau, kas įvyko vakar.
Teks atidirbti šiandieną? Taip. Eime, paskui mane. Gerai. Išvartyt kėdės, nemokat gerti, nemokat valgyt. Susitvarkykit savo jovalą. Gerai. Vienas prašluokit, kitas praplaukit. O kur šiukšlės dedasi? Kur? Ne čia, kur tu? Nešam kažkur į šiukšlę. Šiukšlės išmeskit, šluotas palikit. Eime čia su manimi. Nu va, imat. Kepurės dedatės. Vienas, antras. Peiliai, skustukai. Bulvės skusės. Greičiau, greičiau, taip iki vakaro skusim. Lupienas į šiukšliadėžę. Ar namuose taip lupė? Jo, ką neaugė. Greičiau, greičiau, bachuliukai, greičiau. Kai vakar prisidirbti galėjot greitai, ne? Aš nelabai vakar irgi šnekėjau daug. Koncertą žiūrėjau, viską. O ką jūs galvojate, jeigu pakartojimas vyktų nebe salūno scenoje, o ant jūsų kompanijos stalelio? Su mažia priteisiu. Su manim? Nu taip, taip. O tai ką man galėtumėt pasiūlyti, Jonai? Nu kaip pasakyti? Trova. Trova. Trova į bobą. Nu ką, bulvės matau, kad nelabai sekasi skūsti, tai gal svogūnus palūkime. Alio, berniukai. Baigiam tuoj. Tai kai vakar patiko klube? Nu patiko, nesiginčysi, nu. Daug panų? Jie taip. Labai daug jų yra. Ir visokių gražių. Tai telefoną jau gavo kokį nors, ar ne? Nu, nelabai dar. Aš tai nespėjau, mane žurnalistai ištraukė jau. Tai aš būčiau jau viską gavęs. Ne, nu tai tu tai žvaigždė, nerealus. Taip. Vakar pirmą kartą jūrą pamačiau, vat man tai buvo naujiena iš tikrųjų. Supratau, o tekę yra indus plauti? Nu taip, aš tai kaime gyvenu, tai plaunu. Nu tai ir einam pademonstruoti savo sugebėjimus. Kur einat? Į priekį? Čia. Šičia. Nu, sudėti viską, ką reikia plauti. Šianais, o tenai sudėta, ką reikia plauti. Tai kaip, pranukai, ar žinai, kur Palangoj susirast gerų mergų? Nu, dar net nežinau, dar vakar pirmą dieną, kai aš atvažiavęs iš vis apskritai, pirmą kartą čia, nu. O tai jau panų esi turėjęs ar nelabai? Turėjau kelias, bet nerimtos pasirodo. Nu ką, Jonai, šaunuolis, išploviai. Gerai, šiam kartui pakaks. Ačiū tada. Nu ką, galit nusirengti, palikti savo amuniciją. Nu, čia matau gražių panų yra. Nu, o čia reikia užeiti. O, reikia. Pasišnekėsim. Va to nieko, matai. Nu, laik, užkalbik, aš degu ateisiu. Laik, užkalbik. Aš pasėdėsiu. Aš palaukiu, pasėdėsiu. Skanaus panelis. I'm sorry? Nu, eik, kalbik. Sorry, we have to Latvia. We're speaking English or Russian? Lithuania. We are from Latvia and sorry, we don't understand Lithuanian. No, yes. I'm sorry, tada. Jūs visos English? English. So we are from Latvia and we speak Russian or English? Okay. Einam Jonai, padėsim. Oi, gal išeit geriau. Geriau, žvaigždės, matai, žvaigždės, tai žvaigždės jau. Labas, skanaus.
Kas nauja, kas geria. Susipažinti galima? We speak in Russian, in English or in Latvian. We are from Latvia. Supratai? Kartais kabinant panas reikia pasirodo užsienio kalbas mokėti. Sveikučiai, senai matėmės, ar ne? Labas. Tai girdėjau, kad gerai padirbėjot. Jo, Labai gerai. No. Ja norėtum. Ar pavargot? Nieko. Nieko? Nieko. Dabar truputėlį pailsote, lengvai. Ir nusipelnėte kūniškų malonumų. Už audringą naktį Jonas su praneliu jau atidirbo. Galima vėl atsiduoti malonumams. Tai vyrai, aš noriu jūsų paklausti, kam yra darė masažą? Galbūt graži dama ar kas nors kitas? Man tai ne. Tai būtų čia vėl pirmas kartas. Na būtent, kaip visur. Bet aš pageidaučiau, ką man padarytų. Tai pageidavom visi. Bet pranelis dar nežino, ko norėti, nes jis nežino, kas tai yra. Tai niekada gyvenime niekas neprisilietė prie šitų liaunų, gražių pečių. Aš irgi nedrįstu. Tikrai laikau šitaip rankas. Ne. Niekada gyvenime? Ne. Tai, o jeigu staiga neišlaikysi ir nuaupsi? Ne, man. Valerijoną, amoniaką gaus du. Amoniaką. Jonui yra darytas masažas? Nebe pirmą kartą. Nebe pirmą kartą. Galime eiti pirtelę. Ar galima paklausti, ar masažas bus su laiminga pabaiga? Su visom svajonėm. Vidury ir pabaigoj pradžioj. Aš taip tikiuosi. Ne. Tu jaunesnis. Aš jaunesnis, aš žvaigždėtė netestu. Atliksime jums kūno šveitimą. Kokie dalykai tai ne kasdien, į metus ne kartą, kam pasidaryti. Man tokie dalykai nepasiekimi. 10 metų tikrai pajaunėsiu. Išvartys mane, kai cepeliną pableikšti. Prieš mirtį pirmą kartą tokį malonumą pajusiu. Pirmąjį paskutinį gal. Ar jūs berniuko turite? Ai, tai negaliu telefoną prašyti. Tai atvažiuočiau dažniausiai. Kaimą gėrybę, o šiam atvežti. O čia pasiskas brangu taip. Siaubas, keli obuoliai 4 litai. Nuostabi diena. Ir Dievulis davė ir pagadą gražią, orą gražų ir nuostabią procedūrą turėjau, kurios dar gyvenime tokios neturėjau. Viso stuburo masažas, bet su tokiais karštais akmenimi, tokiais ypatingais ir tokia nuostabi masažuotoja buvo, kad tikrai verta dėmesio. Pirmą kartą veido procedūrai. Taip. Atostogauti, ar reikalais? Merginą susiras galbūt. Geras tikslas. Jau gal pavyko susirasti? Nu, dar ne. Dar ne. Tai dar pradžioje tik tai Palangoje. Klube vakar buvo? Jo. Tai merginų vakar nebuvo klube, jeigu nesusiradot nieko ar kaip? Rimtai nesusiradom. Ten vienas, sakys, nuotykis buvo, tai vertas grieko. Ant mūsų staliuko, prie staliuko šoko, pilvo šokį šokėjo. Iš arti labai šoko, tai nestebėjau. Jeigu šoko jum, aš manau, kad turėjo patikti. Iš arti tiesiog turėjom galimybę įsižiūrėti gerai. Tokį vaizdą irgi pirmą kartą matėt? Taip. Smagu sugrįžti. Lyg dangui buvo. Kokios procedūros dar nesu turėjęs. Atsargiai rankutės, kad nepaspausčiau. Čia kai karstą mane pabladysit, ar jūs iš viso užgesysit? Tai baigėsi biškį nelabai sėkmingai iš tikrųjų.